Taigi, sveiki atvykę į naują video. Aš esu Herkus ir šiandien žaisim farmingą. Tas, kuris norėtų pažaisti, tai reiškia, turiu parsiųsti kiekvieną programą. Aš neturiu, reiškia, bet mano draugas turi, tai yra happy modas. Ir žodžiu, tu gali parsiųsti per tą programą šitą žaidimą. Ir sveiki atvykę į mano video. Čia gal koks antras video, bet čia pirmą kartą filmuoju farmingą. Tai žodžiu, šiandien pamatysite, kaip mes ten dirbam. Tai žodžiu, pamatysite, kaip man užkraus šitą, žinot, žaidimą. Tai aš turėsiu kurtis naują mapą, nes aš turiu vieną mapą, bet aš jau esu žaidęs. Tai dabar aš turiu išeiti iš šito mapo. Kaip čia dabar čia išeiti? Pats nežinau. Pala. Va, tai dabar kursiuosi New Game, kaip prašoma. Va, šitą pasirinksiu mapą. Nes mano draugas šitą mapą turi, tai aš irgi šitą panaudosiu. Gal jis koks geresnis mapas, tai žodžiu. Aš šitą mapą nežinau. Žinau tik tais vieną tą, kurį esu žaidęs. Tai nežinau, ar dabar turėsiu kultivuoti, ar nuiminėti laukus. Tai žodžiu, šiandien jūs pamatysite, kaip aš žaidžiu ir praktiškai, galima sakyti, dirbu. Tai reikia biškį palaukti. Aišku, jei jums patinka mano filmuojamas turinys, tai prašau prenumeruokit. Man tai labai padėtų ir gal net galėčiau pratęsti savo šitos video. Tai va, sveiki atvykę, čia šitas mapas. Kaip matote, tai va čia yra kombainas, kaip matote, čia yra pats pirmas kombainas, niekas jo, čia pirmas kombainas, kai tu įeini žaidimą. Va, aišku, kuo ilgiau tu su juo dirbi, tuo labiau jisai purvinesnis tampa, dabar matai jį labai gražų, bet aišku, jis va taip atrodo, jeigu jums įdomu. Va čia galite pamatyti pirmo asmenį, kaip jisai atrodo. Tai reiškia, šiandien pamatysite mano dalyje, kaip aš nuiminėjau laukus. Tai, kai aš nuimsiu laukus, tai arba kažką dar panufilmuosiu, arba baisiu video šitai. Tai dabar, kaip matote, aš pradėjau nuiminėti derlių. Gal per kokią kitas video antrą dalį aš jau pradėsiu kultivuoti, reiškia, nes tai jeigu nuėmiau lauką, tai turiu ir iškultivuoti, kad galėčiau pasodinti naują lauką. Ir vėl, tai pratas būna, kol tu parduodi, užsidirbi pinigų, kad galėtum pirkti geresnius traktorius, geresnius kombainus. Tai, žodžiu, tam, kuriam labai patinka tie ūkininkavimai, tai, žodžiu, tiesiog prenumeruokit ir komentuokit. Ir tie youtuberiai, jeigu kokie ten vyresni matysit, ką aš darau, tai prašau, nevadink manęs lūzeriu, aš tai galima sakyti, esu toksai aš esu ketvirtokas iš tikrųjų, bet pradinukas pagal filmavimą. Tai nereikia iš manęs pradėti tyčiotis. Čia, aš neseniai tik tais pradėjau. Kaip matote, grafikos irgi realistiškos. Tai jo, čia gražus iš tikrųjų, ramina labai. Ir, žodžiu, čia matot mano kombainą. Tai, aišku, jisai nėra toks, kokį jūs įsivaizduojat, kokį matote realiam pasaulyje, kai dirbate laukuose. Kokie ten naujoviški, ten už 500 tūkstančių. Tai va čia netoks, va čia biškutukas senesnis negu tie visi tie. Tai kaip čia matote šitą langelį, tai
čia jeigu įsipildo gal beveik iki pat viršaus, tai tada bus galima pamatyti grūdus, bet aišku, tie grūdai neatrodys taip, kaip jūs manot. Nes aš šitą žaidimą jau pradėjau žaisti jau prieš mėnesį. Aišku, tam kitam akauntui aš nesu profis, bet tiesiog turiu naują traktorių ir tiesiog naują kultivatorių, tai aš nenoriu jums rodyti, kaip čia viskas jau yra. Aišku, aš nežinau, ar šitą mapę yra John Deere'as, nes tai tame mapė yra John Deere'as. Ir, čia matau tik tais tos du raudonus traktorius, tai nežinau, nesu įsitikinęs. Tai, kaip matote, čia mano laukai. Jeigu aš kartoju daug tos pačius žodžius, tai žinokit, čia normalu, man tai dažniausiai būna. Varu apžiūrėsiu čia, kaip čia. Nu va, turim John Deere'ą, kaip matot. Va toks va John Deere'as. Va čia va jo interjeras, pirmas asmuo. Gerai, pažiūrėkim, nu jo, jisai gražus yra. Aišku, kultivatorius pats gražiausias nėra, kaip matote. Čia šitas traktorius. Čia irgi senas gana traktorius, bet vis tiek išmanus. Ir žodžiu, mes šitoj dalyje nenaudosim, mes su kombainu šioj dalyje dirbsim. Ir su šituo turėsim nuvežti tos grūdus į tą vietą. Aš žinokit, šitą mapę nežinau, kad reikia vežti tos grūdus, tai turėsiu dar surasti. Tai žodžiu, turim daug darbo, tai turim. Aišku, aš galiu pasamdyti ir darbuotoją, kad jis man čia dirbtų, galima sakyti, botą. Bet, tipo, aš noriu, kad jūs matytumėt, ką aš dirbu, o ne... Nu, nežinau, tiesiog norėčiau pamatyti, kaip aš dirbu, kad norėtumėt, kad aš norėčiau, kad jūs pamatytumėt, kaip aš dirbu, nes tiesiog botas, jeigu dirba, tai jūs nematot mano įgūdžių šitam žaidime. Tai jo, iš tikrųjų čia labai reikia. Aišku, čia nėra 23, o čia Netflix'o versija. Čia tiesiog reikia Netflix'o prisijungimo. Jis nekainuoja jokių pinigų, bet jeigu per Happy modą turi, nu tai aišku, ten galima sakyti arba sunkiai programą, arba nesunkiai. Aš taip nesigilinu į tą programą, bet žodžiu, tai jeigu norėtumėt, kad jeigu jūs norėtumėt pamatyti, kaip žaidu Robloxą, kokį nors žaidimą, tai tada pasubscribinkit mano turinį. Aišku, aš būčiau dėkingas, jeigu pasubscribintumėte arba prenumeruotumėte, nes, tai tiesiog mane pralinksmintų, bet to aš esu čia tik kaip primenu pradinis filmavimame, tai aš tiesiog būčiau laimingas, jeigu gaučiau bent vieną, nes aš, tiesiog. Tai jo, čia iš tikrųjų labai gražus žaidimas, nes jis ramina. Aišku, kai jūs žaidžia, tai jau nebenorit daryti namų darbų, nes man tai būna. Tai aš neseniai čia grįžau iš mokyklos, nes, aš keliu video kiekvieną dieną, o jeigu neįkėliau, tai reiškia, aš turėjau kitą veiklą. Bet praktiškai video darau kiekvieną dieną. Tai aš vakar sukūriau video, bet jūs jo nepamatys, nes kažkodėl aš pats įsirašęs nemačiau. Tai jeigu įrašysit Herkus, eta Herkus, brūkšnelis G, brūkšnelis Q, 9G, tada pamatysit mano tokią mėlyną, galima sakyti, apskaitimą tą. Tai jūs nueikit ten, kur rašo žiūrėti kanalą, paspauskite, ten bus vienas toksai video. Nežinau, ten aš su draugu žaidžiau, aišku, jis be garso, nežinau kodėl, bet jis be garso, bet jeigu norit pamatyti, kaip per Brookhaveną reikia susprogdinti atominę elektrinę, tai galite tom ir pamatyti. Ir be to, aš nekarpau video, nekarpau jo, kad būtų greitesnis ir aš jo nepagreitinu. Čia rodo tikrai laiką, kokią, jeigu žaidžiu valandą, tai rodo ir valandą, o ne taip, kaip ten kiti youtuberiai ten padaro, tipo, filmuoja ten, pavyzdžiui, kaip Edvis.
pavyzdžiui, filmuoja ir sako, dabar aš žaidžiu kokias ten 4 valandas. O kai pažiūri jo tą laiką per YouTube, tai ten žiūri kokią 20 minučių rodo, arba kokią 15. Ir tai yra tiesa. Ir be to, tas, kuris pastebėtų apie shortsus, nes aš pamačiau vieną dalyką apie YouTube shortsus. Tipo, ten buvo apie Grow a Garden ir tipo, ten buvo vienas žmogus ir tipo prašė kito to filmuojančio žmogus tipo rakūną davė ir aš perskaičiau to žmogaus vardą, kuris paprašė, kad duotų tas rakūną. Tai žodžiu, kai atėjo kitas žmogus, ten buvo tiesiog tas pats žmogus persirengęs tuo kitu avataru, nes aš prisiminiau vardą to, kaip jis vadinasi, tai va taip va yra. Aišku, mano turinys gali būti ir 15 minučių, ir 20 minučių. Tai tiesiog, jeigu jums jis atrodo per trumpas, tai aš galiu vienam video padaryti keletą dalykų, bet tiesiog tai atims man gana daug laiko, aš turiu ir savo daug, labai daug reikalų. Nes, tipo, tiesiog, aš turiu ir paruošti namų darbus, viską. Tai aišku. Ir tam, kuriems patinka Edvis ir Anoksas, tai neprenumeruokite, o parašykite komentaruose. Noriu sužinoti, kiek žmonių iš jūsų žino. Tai iš tikrųjų čia man šitas žaidimas labai patinka. Be to, aš galiu ir kitą kartą sukurti video su savo draugu, kaip su juo kalbu, bet vienas dalykas tas. Jūs to draugo nematysite, kaip jisai žaidžia, bet girdėsite, kaip jisai kalba. Be to, mano draugas irgi galbūt pradės streaminti, bet aišku, tą Brookhaven, kai žaidžiau, tai tipo, aš su draugu žaidžiau, bet tipo, kaip čia pasakius, ten nebuvo garsu, nes mes buvom suskambinę per Messengerį, o man reikia tada Discordo, kad su juo suskambinti ir girdėti. Tai žodžiu, man mama patvirtino Discordą, aš ten paprašysiu savo mamos, kad ten padarytų tą, sukurti tą Discordą ir galėsiu kurti su savo draugu video, jeigu jums bus nuobodu žiūrėti, kaip aš vienas čia dievu, bet dažniausiai darysiu vienas. Bet, tiesiog, yra. Be to, tiesiog, nebežinau ką pasakyti, bet žodžiu, tiesiog, man užtektų tiesiog prenumeratos, bent vienos, užtektų ir mane tai padarytų laimingą ir aš kurčiau daugiau video, jeigu jums patinka, ką aš filmuoju. Dabar pas mane čia vasara, kaip matot. Tai, kaip matote, čia, tiesiog labai gera. Bet to kitam video aš parodysiu viską, kaip ten galima dirbti, labiau paaiškinsiu apie žaidimą, nes aš tiesiog dar aš tą žaidimą jo ilgai gana žaidžiu, bet aš visiškai visko dar nežinau. Aš jums parodysiu, kai ten nusipildys, gal ten beveik iki pat galo ir bus galima pamatyti grūdus. Ten pro tą langelį man. Bet aš pripratęs ten pažiūrėti traktorių galą ir matyti lauką, bet šitą kombainuose taip nėra, va, matote, va, metalo gabalas. Tai čia pilna šarkų, kurios yra mano laukuose ir jos man gana padeda, nes jos valgo visus mikrobus mano žemėje blogus ir jie padeda mano laukams, tipo, augti geriau. Ir, kaip čia pasakius, tie, kurie yra ketvirtokai, tai tada prenumeruokite. Ir, jo, kitam video pavažinėsiu po žemėlapį, pažiūrėsim, kaip čia viskas yra. Bet to mano draugas sakė, kad šitas žemėlapis yra gana mažas, netoks, kokį aš dažniausiai žaidžiu. Ir va, dabar matote, ten labai, gana blogai matosi ten, bet yra ten tų grūdų. Tuo galiu parodyti iš viršaus, jeigu matysis. Va, matot?
Tai va čia va toks va žaidimas. Jisai iš tikrųjų, kaip sakiau, jau labai geras ir ramina. Aišku, jeigu jums būna taip, kad tik nedarykit tokios pat klaidos, kokią aš darau. Nepervažiuokit kitų mašinų. Jūs galite tai daryti, nieko nebus blogo, bet tipo, jeigu, pavyzdžiui, kažkas mane aplenkė, pavyzdžiui, kai su traktoriu važiuoju kažkur ten, kokia mašina, visi yra ir mašina, bet čia negalime susijungti. Tai žodžiu, kita mašina yra ir aš ją pasivyju ir aš ją pervažiuoju. Nekartokit tokios klaidos. Nu, tiesiog pradėjau filmuoti, nes norėjau išlieti savo mintis apie šitą žaidimą. Be to, man biškutuką patinka filmuoti, mano draugas man pasiūlė, tai kodėlgi ne. Nusprendžiau tai padaryti. Be to, mano 3 klasiokai, tai daro tas mano draugas, draugas ir nelabai draugas, beveik nedraugas, bet jis yra mano klasiokas. Tas mano nedraugas yra labai užknesantis, iš tikrųjų, aš sakau. Jisai gana stipriai užknesantis, jisai visą laiką nori duoti pitaką, visą laiką ten toksai, visą laiką, pavyzdžiui, jeigu žaidžiam gaudynį mokyklą per pertraukas, tai jisai, aš jį paliečiu, bandau pabėgti, jisai man trenkia iš visų jėgų per petį, aš daužau jį ant tiek stipriai, bet jam no reaction, nes jisai aukščiausias klasėje ir atsiprašant storiausias. Tai iš tikrųjų mano draugas yra geras žmogus. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs norit, nebijokit rašyti komentaruose, ko jūs norit, aš galiu pabandyti. Be to, aš turiu Netflixą per telefoną, tai aš galiu tipo padaryti video, kaip kokį nors filmą parodau. Aišku, per Netflixą, tas, kuris nežinojot, vien tik angliškai kalba, ten nelietuviškai. Tai, bet iš tikrųjų vis tiek įdomu, aš dabar žiūriu serialą, ten iš vaikų skyriaus Vilkų karalius, nes aš moku anglų, tai Wolf King vadinasi. Tai, tipo, ten labai įdomu, ten tipo apie liūtus, apie vilkus, apie viską, žodžiu, ten fantastinis toksai. Tai tiesiog parašykite komentaruose, kokį filmą norit, kad parodyčiau per Netflixą, išskyrus Squid Game ir jokius ten suaugusiųjų filmus, nes aš neleisiu tokiam, ant manęs gali supykti ir tėvai. Ir dar vienas dalykas, man nėra tiek metų, kad turėčiau žiūrėti ir kad jum rodyti, kad tipo jūsų tėvai nesužinos, bet kad jūs matėt per mano videos. Tai Squid Game, sakykit Kaku, atsiprašau, kad tai pasakiau, bet aš neraudėsiu suaugusiųjų filmų. Galiu parodyti ten tą Wednesday realistišką, ten galiu rodyti ten tą serialą. Ten aišku, man tėvai leidžia žiūrėti Wednesday, aišku, ten biški yra kraujuko, bet ten labai nedaug. Jo, čia netikras laikas, turiu pasidaryti tikrą laiką. Settingai, real time, back. Tiem, kuriem patinka ūkininkavimas ir lėktuvai, tai žinokit, man patinka tas pats. Lėktuvai ne taip stipriai, bet ūkininkavimas tai gana stipriai. Ir jau matė beveik įsikildė už tą stikliuką, bet man jau čia naktis vyksta. Tai kažkaip. Aš turiu visą keistą dalyką. Tai pavyzdžiui, aš nedirbu su to įranga, tai matote, dabar lempa sumažėjo taip stipriau. O pažiūrėkit, kaip pajungsiu, kaip stipriai pradėjo šviesti. Jūs man kažkokiu būdu paaiškinkit, gal komentaruose paaiškinkit, kaip man ten reikia, kodėl taip yra. Nes aš tai nesuprantu.
Kai matėte, man liko nebedaug laukų, tai tada, jau aš tada po kažkiek ten laiko susitiksim naujame video, nes jau čia liko nebedaug pjauti, bet to, kaip sakiau, žinot, video darysiu kiekvieną dieną, tai gali pamatyti mano kanalį, tai nesijaudinkit, čia ne pasaulio pabaiga, jeigu jums patinka tokia filmuoju. Tiesiog, man patinka šitas žaidimas. Jeigu jums patinka, tai aš pritariu su jūsų nuomonė, nes man labai seniai norėjau šito žaidimo ir mano svajonė išsipildė. Nes mūsų mokykloje buvo tokia edukacija, kad tipo, ten pagaminom burbulus ir sakė, dabar laikykite tą burbulą savo rankoje ir sugalvokite norą. Ir kai sugalvosite, susprogdinkit. Aš sugalvojau šito farmingo, aišku, ne Netflixo, o tikro, bet jis kainuoja tikras pinigus, bet čia beveik tas pats, čia grinai tas pats. Pagal mane, tai jau jo video trunka 21 minutę, ten šone kampelėje labai mažas yra, tai, matote, 21 minutę jau trunka, tai greitai jau atsisveikinsim su šitas serija. Ir jūs galite sekti paskui mano nurodymus, kaip aš žaidžiu, galite. Aš nesakau, kad jūs turite taip daryti, bet sakau, kad jūs galite naudotis mano patarimais, kaip reikia čia žaisti, nes tiesiog ne visi gali iš karto suprasti, ką daryti. Pavyzdžiui, kažkokią nesąmonę padaryti gali. Nu tai gal, nežinai, būna tokių žmonių, kai... Nu jo, tai galite vadovautis mano patarimais, arba galite vadovautis savo. Man nėra jokio skirtumo. Bent, kaip jūs darot, taip jūs darot, bet jūs galite ir mano patarimais sekti. Ir mano video, kai aš įkelsiu į YouTube, tai gal po kelių valandų, gal po 2 valandų išsisiūs, nes mano kitas video išsisinti. Tai pakartosiu, kaip reikia, kad nueiti mano kanalą. Eta, Herkus, brūkšnelis, Q9G ir viskas. Parašai. Ir paskui ten apačioj rašo, nėra jokių rezultatų ir rodo tokį mėlyną apvalų dalyką. Ten H raidė turėtų būti. Ir paspaudyti ten apačioj, kur rodo žiūrėti kanalą. Tai galite pasubscribinti, palaikinti. Ir man tiesiog būtų gerai. Tai jo, greitai jau atsisveikinsit, kaip matote. Jeigu jūs matėte, kad aš labai greitai čia viską padariau, žinokit, kad aš nekarpau video. Aš tai žinau, kaip tai reikia padaryti. Tai galima sakyti, jo, aš jau 20 minutės jau pjaunu. Bet jūs žinokit vieną dalyką, šitas žaidimas vaikam, kurie turi kantrybę. Nes aš kitame ten žemėlapyje, kur aš jau esu žaidęs, aš sodinau, aš nupjoviau laukus, aš sodinau, aš kultivavau ir užtrukau 2 valandas. Tai čia vaikam, kurie turi kantrybę, bet nežinau, kiek vaikų turi kantrybę. Tai aš nesakau, kad jūs neturite, tik pasiūlau, kad vaikam, kurie turi kantrybę, nes šitas žaidimas reikalauja kantrybės. Jūs manote, tiesiog pasisiuntėte ir paskui numetot šitą žaidimą, nes reikia per ilgai dirbti. Jeigu norit pasiekti didesnį lygį ir girti savo klasiokam, žiūrėkit, aš labai geras ant šito žaidimo ir jisai dar kainuoja tikrus pinigus arba Netflixo paskyros reikia, kurią aš turiu. Ir tada galėsite girtis tai. Ir kai girsitės, visi jums pavydės ir klausinės, kaip ir tu tapsi populiarus. O jeigu jūs klasiokai nemandagus, kaip mano sesės klasė, nes aš lankau kitą klasę, tai gali sakyti, o mum nerūpi, bla bla bla. Būna tai, bet ir
šitas žaidimas galite padaryti ir populiariu. Nesakau, kad jis gali sunaikinti tavo reputaciją. Nu va, kaip matote, aš jau užbaigiau darbus šituos. Tai dabar grįžtu, pasiparkuosiu kombainą ir atsisveikinsim su kombainu, aišku. Svarbiausia, reikia su traktoriu irgi, su transporto priemonė irgi reikia atsisveikinti, jinai irgi padeda ūkio darbams. Tai dabar aš grįžtu. Atsiprašau, kad neprižadėjau padaryti vieną dalyką, kad supilti į priekabą ir išvežti, bet aš dabar, kitoj serijoje tai padarysiu. Tai sustojam ir, išlipam. Tai va, matot mano kombainą. Nu ir atsisveikinkit su kombainu. Ir atsisveikinkit su manim. Aišku, mano avatarų neįs pamatyti, nes čia neina kažkaip pamatyti avatarą. Tai, ate, buvo linksma su jumis filmuotis ir ačiū, kad žiūrėjot.